Duona, kepta duona ir krepšinis yra neatskiriami dalykai. Ir mums šiandieną reikalinga ne šiaip savo duona, nepaprasta duona, o duona, kurios yra ragavę daugumą Lietuvos krepšininkų. Tai yra NBA duona. Kaip mes pjaustom NBA duoną? Ar mes pjaustom į žaidėjais mažais gabaliukais? Ar mes pjaustom lengvą kraštą, sunkų kraštą ir vidurio puolėją? Kadangi šiandieną ypatinga diena, turime NBA duonos, tai mes pasimėgaukim ją, šiek tiek pjaustysim 3, 4 ir 5 numeriais. Tai yra, pjaunam sunkų į kraštą, vidurio puolėją ir lengvas kraštas. Va, turime Joną Valančiūną, čia turim Joną Valančiūną dabar, galima padaryti Joną Valančiūną tokį, kur jį žaidė Lietuvos Rytą. Jonas Valančiūnas iš Lietuvos Ryto, Jonas Valančiūnas iš Toronto Raptors. Štai 2 Valančiūnai. Na ir lengvasis kraštas Mindaugas Kuzminskas. Žiūrite, negarbanotas, šviesus, likti šviesus, bet žiūrėkit, kaip iškart bus panašu į Mindaugą Kuzminską. Paverčiam, šypsenėlį. Va, tau ir Mindaugas Kuzminskas. Šitą NBA duoną duosim paragauti kitiems krepšininkams Lietuvoje, kurie dar nėra ragavę NBA duonos, atsidėsime. Jie irgi labai norės paragauti. Dabar mūsų aikštė. Aikštėje mes, ko gero, visi esame matę, yra puikus blizgantis parketas. Kad tas parketas blizgėtų, mes jį turim patepti aliejumi. Jeigu esate tam tikros krepšinio komandos fanas, jūs galite išpiešti iš aliejaus viduryje tos komandos logotipą. Kadangi mes šiandieną sirgsime už rinktinę, tai va, belė kaip net netidaryta. Kazlauskas dar nenuimtas. Nuimam Kazlauską ir papylėjom. Belenkaip, kaip lošia mūsų rinktinė. Mes rodysim štai tokį ženklą, kuris reiškia keitimą, taip pat tai reiškia ir kepimą. Mes turim jau duoną įleisti į aikštę. Jasikevičius dar neįkaitęs, kaip mes juokavome apie aliejų. Palauksim, kol įkais. Svarbu neperkaitinti aliejaus, kad nesigautų pačiesas. Nes tada toks įsitempęs, sudega labai greitai. Daug jėgos, daug energijos prokstamosios, bet rezultatė matom, kaip ir nieko nėra. Daug šaukia, daug rėkia į nieko. Valančiūnas, Motiejūnas, Kuzminskas. Valančiūną iš Lietuvos Ryto įmesim kažkur į kamputį, atsiras ir jam vietos. Svarbu neimti senos NBA duonos, kad nebūtų skonis kaip Aurelijus Žukauskas, mes šefai juokaujam. Verčiam Kuzminskas jau pajuodęs visas. Don Motiejūnas nugarėlę pasišildino. Va, žiūrėkit, koks jaunasis Valančiūnas, jaunųjų metų. Suskrudęs, gražus visas, britkus, tik nesulaikysi. Oi, naujasis Valančiūnas, Toronto Raptors. Taip vangokai užkepat. Nelabai gal aliejus geras, nedažnai į keptuvę jį įmeta, arba lemiamų momentų, kai dabūna neiškepęs, ištraukia jį. Ką, o dabar laikas imti šį klampų kaip Serbijos gynyba majonezą. Mes paimsim, pagardinsime viską česnaku. Smulkinkit labai smulkiai, labai mažiukais gabaliukais, tokiais lekavičiais. Lukais lekavičiais. Mažiukais, tokiais greitais, bet aštriais ir staigiais. Labai prieskoningai. Štai ilgoji pertrauka, laikas imti krepšininkus iš aikštės. Paduokite rankšluostį krepšininkams. Galima pabarstyti ant duonos ir krapo šiek tiek. Bet čia pagal skonį. Vieniems jisai patinka, kitiems nepatinka. Aš, pavyzdžiui, krapiko atsisakiau vidury sezono, nes man kažkaip pasidarė nebe tas. Supjaustėm luką ir viską sumakaluojam lengvu judesėliu. Riešas turi būti lengvas, neįsitempęs, makaluojam iš vidutinio nuotolio, galima iš arčiau. Ir pažiūrėkim, viskas čia gerai išsisprendė. Viskas čia puikiai dariusi. Ir einam į 4. kėlinį, o prieš kėlinį vėl šokėjų pertrauka. Vakar šokam, legionieriai žiūri, kaip mes gerai gyvenam čia. Sveiks legionieriau, duosim ir jam NBA duonos paragauti. Liko tik tai apdovanojimai. Ir mes apdovanojimams imam aukso medalius. Įsivaizduokim, čia yra sūris, aukso medaliai.
paimkim Motiejūną. Tarkim, Motiejūnas ateina, paspaudžia priešininkui ranką, paspaudžia truputėlį, nu ir tada, laimingi, su Valančiūnu abudu. Einam užsidėti aukso medalius. Ir dedasi aukso medalius. Sulūžo nugarytę jau vėl. Užsidedam aukso medalius. Motiejūnas biški sulūžęs, bet laimingas su Valančiūnu. Nu va, krepšininkai apsidovanojo, o dabar laukia tik lietuviškas sutikimas. Žalia, balta. Ako Valančiūnai tu žiūri. Stogą gavai.